Būk sveika ir žavinga. Vakarėlis tuoj prasidės. Laukiu truputėlį, kol jūs prisijungsite. Vieną minutėlę prisijungiau anksčiau. Kas prisijungsit, iš karto duokit žinoti, ar gerai girdisi. Gerai. Neringa, sveika, duok žinoti, ar gerai girdisi. Gerai. Ir po truputėlį lauksime mūsų dalyvių. Parašykit komentaruose, gerai, ar viskas ok su garsu. Neringa, sveika Elena. O mūsų jau 12, puiku. Laukiu komentaro, ar viskas girdisi gerai. Taip. Parašykit kas nors man komentaruose. Tvarkoj. Tai tikiuosi, kad viskas girdisi gerai. Tai labas vakaras visoms. Sveikinu jūs. Jau dabar tikrai žavingas ir greičiausiai sveikas arba norinčias būti sveikesnėmis. Ir šiandien aš prisistatysiu, esu Renata Škulevičienė. Aš jau 8 metai dirbu sveikatinimo srityje ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes vėl net 100 žmonių šioje grupėje susirenkame šiam vakarėliui. Ir šis vakarėlis skirtas mums, žavingoms ir sveikoms moterims, su tikslu išsaugoti mūsų žavesį, mūsų sveikatą, mūsų energiją kuo ilgiau, kad nereikėtų apaugti diagnozėmis, kad nereikėtų mums ieškoti ir bėgioti vaistų vaistinėse, kad tiesiog mes mėgautumėme savo gyvenimą. Tad pradžiai kviečiu jūs parašyti, kasgi jūs pakvietė į šį vakarėlį, palikite komentarą, o aš pasižiūrėsiu tuo metu, patikrinsiu kitam telefone, ar viskas gerai girdisi, nes čia jūsų komentarų nematau. Tad rašykit, iš kokio jūs esate miesto ir kas jūs pakvietė į šį vakarėlį. Rašykit, iš kokio. O, viską matau. Liuks. Viskas puiku. Kągi, tai šiandieną mūsų koksai yra planas. Žinoma, mes turėsim 15 minučių laiko ir žinoma, svarbiausias akcentas mūsų vakarėlio tai bus loterija. Loterija dovanoms. Ir kadangi mūsų moterų, kurios jūs čia subūrėme, kvietėjų yra daugiau negu viena, tai ir prizų tikrai bus daugiau negu vienas. Minimum 5. Šiandieną pačiame vakarėlio pabaigoje jūs sužinosite, kaipgi sudalyvauti šitoje loterijoje, tad pabūkite iki pat galo. Na, o po 48 valandų praėjus šiam vakarėliui, jūs dar kartelį prisijungsite į gyvą transliaciją ir sužinosite loterijos laimėtoją, nes kągi aš padarysiu, aš tiesiog suksiu laimės ratą ir jūs gyvai pamatysite, kas tos nugalėtojos, kurios pasiims prizus už tai, kad šiandieną prisijungė ir išklausė šį mūsų smagų vakarą. Taigi, aš noriu trumpai jūs iš tikrųjų papasakoti, kokiu būdu aš sužinojau informaciją apie tai, kaip būti sveikai, kaip būti žavingai, kaip nustoti trinti savo sąnarius, kai tau 45 ir tu sėdi ant sofos ir tu supranti, kad tu brūžini su ranka savo kelienį, nes tau jis skauda. Tu supranti, kad tau trūksta energijos, tu matai savo sutrūkusias rankas ir neturi sprendimų, nežinai, kaip savo padėti. Ir dar šalia tavęs yra vaikas, kuris skundžiasi pilvo skausmais ir tu irgi nesupranti, kaip jam padėti, nes jau buvai ir pas gydytojus, jau buvai ir ten, ir šiandien, ir vis tiek rezultato jokio ir sprendimo nėra. Būtent tokiu būdu į mano gyvenimą pasibeldė ši sveikatos koncepcija visiškai atsitiktinai ir dėka mano konsultantės Olenos Šnipas, dėka to, kaip jinai paprastai ir aiškiai papasakojo man šią koncepciją, aš tikrai supratau, kad tai yra geriausias būdas, ką šiai dienai aš galiu duoti savo šeimai, savo, kaip save prižiūrėti, kad būčiau ilgai tokia žavinga kaip šiandieną, sveika ir noriu tą dalyką perduoti jums. Taigi, apie ką mes šiandieną kalbėsime? Tai atsidarysiu savo špargalkę. Taip, pirmas dalykas, 3 dalykai, kurie manęs netenkino. Tai kaip minėjau, tai tikrai energija, skaudantys kelienai ir oda. Ir kada mano konsultantė papasakojo šitą sveikatos koncepciją, stebuklas neįvyko iš karto. Man reikėjo mažiausiai pusės metų, kad pas mane pradėtų tvarkytis rankų oda ir tai įvyko ne per pagerėjimą, tai įvyko per mano kantrybę, per mano konsultantės kantrybę, nes aš jai vis užduodavau klausimus, siūsdavau rankas ir sakydavau, pažiūrėk, pas mane dar blogiau, ką man daryti, pas mane dar blogiau. Jis sakė, Renata, tiesiog daryk. Tad jūs šiandieną irgi, jeigu turite kažkokį tai savo klausimą, o aš mačiau grupėje, jūs balsavote ir tikrai sakėte, aktualu ir numesti svorį, ir turėti daugiau energijos, ir geresnį miegą, aš labai tikiuosi, kad
kad jums pavyko paskaityti rezultatus, kurie yra iškelti šioje grupėje. Ir šiandien aš jums atskleisiu tą paslaptį, tą šitą, tai kaipgi jums, kuogi jums vadovautis, kokią instrukciją savo pasimti gyvenime, kad jūs tikrai galėtumėte susitvarkyti savo klaustukus, tiesiog save prižiūrėti, būti sveika ir žavinga. Taigi, ką šiandieną aš darau? Šiandieną aš tiesiog su jumis dalinuosi. Aš esu, kaip vakar mano vienas iš mentorių sakė, aš esu mama, aš esu dukra, aš esu žmona ir tiesiog moteris, kuri nori jaustis gerai. Ir aš turiu instrumentą ir noriu šiandieną su juo jumis pasidalinti. Ir viskas. Aš nesu gydytoja, šiandieną mes nekalbėsim apie ligų gydymą, nes tam, kad mes kartu su jumis kalbėtumėme apie sveikatą, mums nereikia baigti medicinos fakulteto. Tai sutarkime, kad šiame vakarėlėje mes jokių ligų negydysim. Gerai? Ir kas toliau? Jeigu jums šis vakarėlis patiks, žinokit, kad jūs galite tapti lygiai tokio paties vakarėlio organizatorė ir susikviesti savo draugės ir sakyti, yra tokia žavinga Renata, kuri gali pravesti vakarėlį, papasakoti apie sveikatos koncepciją, kurią šiuo metu aš jau vadovaujuosi, darau ir laukiu savo pirmųjų rezultatų. Tad būkite drąsūs, apie tai dar vakarėlio pabaigoje užsiminsiu, o dabar keliaukime prie mūsų pagrindinės informacijos, tai kokiagi ta sveikatos koncepcija, kokiagi čia ta paslaptis, kuria vadovaujantis jūs turėsite savo sveiką kūną. Ir tam tikslui aš paruošiau labai gražius paveikslėlius ir aš tikiuosi, kad jūs juos matysite. Va, ir aš pasakosiu pagal šios paveikslėlius. Pasižiūrėkit, tam, kad suprasti, kaip save prižiūrėti, tam, kad suprasti, ką reikia duoti savo kūnui, pirmiausia, reikia suprasti, iš ko jisai susideda. Pasižiūrėkim, čia yra žmogus. Žmogus susideda iš 12 sistemų. Tos 12 sistemų susideda iš 70 organų, o organų sudaro trilijonai ląstelių. Ir klausimas kyla tik tais vienas. Ką reikia daryti, kad mes neturėtumėme 26 000 diagnozių ir negertumėme 320 000 vaistų, nes 70 organų gydytojai ir visa medicina farmacija surado krūvas diagnozių ir dar daugiau vaistų. Kągi daryti mums? Mums reikia suprasti paprastą dalyką. Mums reikia suprasti, kad mes esame sudaryti iš ląstelių, va štai čia tokia graži ląstelytė. Tas ląstelytei reikalingi tik tai visų labo 3 dalykai. Pažiūrėkit, jinai turi išsispręsti 3 problemas. Pirmoji problema tai yra dehidratacijos. Sutiksit, kad kiekviena iš jūsų nekartą esat girdėję, jog reikia gerti vandenį. Dehidratacija tai yra tada, kada trūksta organizmui vandens. Ir tuoj pasižiūrėsim, kodėl. Antras dalykas tai yra intoksikacija. Na, jūs tikrai, kaip moterys, tikrai žinot, kad mes einam, valom dulkes, ten nežinau, kas antrą dieną. Į savaitę 2 kartus kažkas plauna grindis, o kažkas kiekvieną dieną plauna grindis. Kitos moterys 2 kartus per metus daro generalinės savo tvarkas, ar ne? Ir tai yra jūsų namų priežiūra, generalinė tvarka. Tai yra kad jūsų namai nebūtų intoksikuoti, kad jie nebūtų apnuodyti. Lygiai tą patį reikia daryti su mūsų ląstele. Dar kitas dalykas, ko trūksta ląstelytė, jinai turi išsekimą. Jai tiesiog trūksta maistinių medžiagų. Ir naujiena yra tame, kad net jeigu mes valgom šaltibarščius, net jeigu mes valgom kugelį ar pačias skaniausias, sveikiausias salotas, ląsteliai to nereikia. Ląsteliai reikia, kad mes įduotumėm 5 mitybinius elementus, apie kuriuos aš dar paminėsiu. Tad keliaukim toliau. Kad visiškai paprasta jums būtų suprasti, pasižiūrėkite štai šį paveikslėlį. Čia yra akvariumas. Šitame akvariume yra 70% vandens. Žinot kodėl? Todėl, kad žmogus tai yra vaikščiojantis akvariumas, nes žmogus tai yra 70% vandens. Ir tame akvariume plaukioja žuvytės. Žuvytės tai yra mūsų ląstelės. Ir nuo to, kokiame vandenyje, kokiame kiekyje plaukios tos žuvytės, priklausys mūsų sveikata. Ir pasižiūrėkim, kogi reikia ląsteliai, kad žuvytei, kad nemirtų jinai ir vestų sveikus vaikus. O vestų sveikus vaikus reikia dėl to, kad žuvytės gimdo vaikus, kitaip tariant, ląstelės gimdo ląsteles ir tokiu būdu vyksta toksai procesas, apie kurį dar aš jums paminėsiu. Pasižiūrėkit, pirmiausiai ko reikia? Pirmiausia reikia, kad su jūsų organizmas, tai yra jūsų žuvytė, va šita ląstelytė, žuvytė, pirmiausia gautų deguonies. Deguonis ateina su vandeniu. Jeigu jūs negeriate vandens, jūsų žuvytė pridususi, nes jinai negauna pakankamai deguonies. Antras dalykas, ar ne? Jūsų ląstelytė, jūsų žuvytė plaukiančiai akvariume reikia maisto.
Nes jeigu, tarkim, jūs papildėte vandens, bet neduodate maisto, jūsų žuvytė vis tiek nudvės, jinai numirs, nes jinai neturės maisto. Ir mūsų ląstelytei, mūsų žuvytei reikia 5 patiekalų - vitaminų, mineralų, fermentų, gerųjų riebalų ir amino rūgščių arba kitaip tariant baltymų. Tačiau ir tai dar ne viskas. Jeigu jūsų žuvytė plaukios vandenyje, gaus maistą, bet akvariumas niekada nebus valomas, jisai bus nešvarus ir nesvarbu, kad jūs savo žuvytę, tai yra ląstelytę, maitinsit pačiais geriausiais vitaminais, pirksit pačias skaniausias ir sveikiausias salotas. Jeigu jūs niekada nevalysite akvariumo, tai yra savo organizmo, jūsų žuvytė, jūsų ląstelytė vis tiek sirgs. Ir štai čia yra tik tai viso labo 3 dalykai, kuriuos profilaktiškai reikia sekti tam, kad jūs būtumėt sveiki. Keliaukim toliau. Pasižiūrėkim. Pirmas dalykas, apie ką mes kalbame, tai yra apie vandenį. Vandeniui yra užduodami keli tokie reikalavimai. Turbūt daugelis geriat vandenį, pat vakar netgi buvo tokia istorija, sako moteris, aš geriu vandenį, bet vis tiek tinstu, vis tiek jis nepasisavina, vis tiek yra blogai. Taip, nes vanduo nelygus vandeniu. Yra gyvas, negyvas vanduo, yra tinkamas, netinkamas vanduo, yra teisingas ir yra neteisingas vanduo. Teisingas vanduo turi savo parametrus. Pirmasis iš jų, kurį jūs tikrai girdėję esate, tai yra pH pusiausvyra. Ir teisingas vanduo tai yra tas vanduo, kurio pH bent jau 7,5 ir truputėlį daugiau. Tai yra silpnai šarmingas vanduo. Viskas, kas yra į žemesnę pusę, o tai yra, pavyzdžiui, krano vanduo, tai jau yra rūgštingesnis vanduo ir jis organizmą rūgština, jis atima iš jūsų energiją ir jūs šiandieną minėjot, kad jums reikia energijos. Energiją jūs galite gauti pirmiausiai iš teisingo vandens. Antras parametras tai yra tas gyvas arba negyvas vanduo. Vanduo būna arba neigiamai įkrautas, arba teigiamai įkrautas. Visas vanduo, kuris yra teigiamai įkrautas, o tai vėlgi yra krano vanduo, buteliuotas vanduo ir gazuotas vanduo, kuris ten turi 10 000 įkrovimą teigiamą, kaip mūsų organizmo viduje skaičiukas turi būti -70, -200. Toks yra ir mamos pienas. Ir kada mes geriam taip neteisingai įkrautą vandenį, jis vėl ateina į mūsų organizmo vidų. Pirmiausia, jisai pradeda iškelia mums tinimą, toliau toksai vanduo, jisai atima iš mūsų energiją, nes jis užsistovi, kūnas jį turi pakeisti. Žinot, kaip kūnas atidaro vidinį fabriką, kažkokį tai gamyklą, kurioje pakeičia tą vandenį, kurį jūs įpylėte į save, tam, kad jį būtų įmanoma įsisavinti ir tik tai tada jis įsisavina. Įsivaizduokit, kiek jūs savo gyvenimo elemento iškraunate šitam procese. Dėl to tikrai verta gerti teisingą vandenį. Toliau yra švarus vanduo ir čia yra gera naujiena, kad jūs šiandieną labai trumpai išgirsite apie tokį kišeninį filtrą. Tai yra produktą, kurį jūs galite dėti į savo bet kokį vandenį ir jisai tą vandenį valys, keis jo žodžių parametrus ir jisai bus tas, kuris atneš jums daugiau energijos ir tiesiog įsisavins jūsų ląstelytei. Na ir žinoma struktūra, apie kurią jūs esate girdėję, tai yra žvaigždutės struktūra, tai yra tirpsmo vanduo, daug kas šaldo vandenį kameroje ir žino, kad tokį vandenį gerti sveika. Važiuokim toliau. Dar vienas dalykas, kurio reikia, kad jūs būtumėt sveiki, tai yra valymas. Ir pasižiūrėkit, paprasti keli punktai, kuriuos jūs galite išpildyti naudodami šią koncepciją. Pirmiausia, tai yra detoksikacija. Detoksikacija tai reiškia, kad jūs tiesiog padedate savo organizmui tam tikromis priemonėmis pravalyti toksinus ir šlakus, kurie ištirpsta tiek vandenį, tiek riebaluose. Tam yra tiesiog viena pakuotė, va tokia graži pakuotė, kuri yra sukurta mokslo žmonių, dietologų, gydytojų ir ten viskas sudėliota, kad jūs gautumėt ir tinkamą vandenį, ir gautumėt tinkamas priemonės, kurias padės jūsų organizmui išsivalyti. Tai yra pirmasis žingsnis. Antrasis valymosi žingsnis tai yra antiparazitinė programa. Antiparazitinė programa, turbūt niekam nekyla abejonių, kad parazitai mumyse gyvena. Taip mes jų nejaučiam, taip jie pasislepia, taip daugam atrodo, kad tai yra kažkokios kitos ligos, bet jeigu jūs turit kažkokį tai neramumą dėl savo sveikatos, pirmą dalyką, ką padarykit, tai praeikit antiparazitinę programą. Pas mus antiparazitinės programos yra 2, šį mėnesį jos dar yra su akcija papildoma, tad jeigu jums suvibravo, būtinai parašykit tam žmogui, kuris jūs pakvietė ir sužinokit apie antiparazitinę programą. Trečioji
Šeštoji programa tai yra žarnyno valymas. Čia jau, kaip sakant, mūsų antrosios smegenys ir jeigu mes nevalom savo žarnyno, mes esam ir nelaimingi, ir tos maistinės medžiagos nesisavina, ir tada ir lygos visos. Žarnyną valyti būtina. Kada žmogui nereikia valytis, nebent tada, kada mes gyventumėm idealiomis sąlygomis ir valgytumėm tobulą maistą. Bet dėja mes tokio maisto nevalgom. Na ir paskutinis valymosi etapas tai yra limfos valymas. Limfos valymas, na žinot, pirtys ar ne, tai yra kažkoksai šitas vanojimas ir panašiai. Tačiau mes turime limfos valymo programą, kurią jūs taip pat galite savo panaudoti. Ir tada mityba. Mityba ir apsauga. Kaip ir minėjau, mityba yra susideda iš 5 ląstelės patiekalų ir jūs juos turit gauti arba iš maisto, arba su papildais. Kada praeinate visą valymo sistemą, kada jūs išmokę gerti vandenį, tada jūsų mityba tai yra nuolatinė tokia, nuolatinė užduotis, ar ne? Valytis mes galime 2 kartus per metus, o gerti vandenį ir duoti teisingą mitybą nuolatos. Ir kame yra visas stebuklas? Visas stebuklas yra tame, kad kūnas atsinaujina. Pasižiūrėkit, sveika ląstelė, jinai atsinaujina, pagimdo sveikus vaikus ir jūs turit sveikus audinius. Sveiki audiniai sudaro sveikus organus. Sveiki organai sudaro visą sveiką kūną. Ir štai va tokia širdelė, kurioje parašyta, jog tai yra vanduo, valymas, mityba ir dar apsauga. Tai yra jūsų garantas, tai yra jūsų tiesiog galimybė paprastuoju tokiu būdu save prižiūrėti ir tapti savo šeimai sveikatos ministrais, savo šeimai ir tiesiog turėti sveiką gražų kūną, būti energinga, būti žavinga ir paprastuoju būdu, be vaistų, be kažkokių tai, priemonių, kurios jūs, kaip sakant, ves tik tais vieną dalyką tvarkys, kitą gadins. Tai tiek apie šitą informaciją, o dabar pagrindinis dalykas mūsų vakarėlyje. Tai yra loterija. Ir ką dabar jums reikia padaryti? Jeigu jūs norite dalyvauti loterijoje ir laimėti dovanas, kurias mes, konsultantės, jums paruošėme, tai bus ir apie grožį, tai bus ir apie sveikatą, jums tai reikia dabar komentaruose parašyti žodį loterija. Tad dabar, kol dar aš neišjungiau, rašykite žodį loterija. Visi tie, kas klausys šį įrašą pakartotinai, taip pat dalyvaujate loterijoje, rašykite žodį įrašas loterija, būtinai įrašas loterija, kad galima būtų atskirti ir po 48 valandų jūs dalyvausite loterijoje, gauti dovanai. Tai yra labai smagu, nes tai yra galimybė nuo kažko pradėti. Na, o visi tie, kas susidomės mūsų programomis, norės praeiti detoksikaciją, norės praeiti žarnyno valymo programą, norės praeiti antiparazitinę, visi tie, kas priimsite sprendimą, jog norite kažkurią tai programą startuoti ir pradėti savo sveikatinimo kelionę, jums yra ypatinga dovana. Ir kokia tai dovana? Kadangi dauguma moterų pažymėjo, jog nori numesti svorio, aš turiu labai nuostabų projektą, kuris vadinasi Deginkime riebalus kartu. Ten yra parašytas visas meniu, ką valgyti. Ten yra sudėliota taip, kad jums įsijungtų riebalų deginimas. Ten yra 7 dienos, per kurias jūs galite išsivaduoti nuo saldumynų valgymo, kur jūs galite pačirškinti savo riebaliukus. Jūs gausite ir informaciją, kaip valgyti po to. Žiūrėjau, projektas, kuriame jau dabar moteris kaifuoja, meta po 5-6 kg per savaitę riebalų, sveikai, teisingai, nes ta programa yra sudėliota gydytojas ir paskui yra dar viso to išlaikymas. Tad kas nuspręsite, kad norite kažko startuoti su kažkokiu produktu ar programa, jums tas projektas, jums tas meniu ir visas tas riebaliukų čirškinimo projektas bus dovanų. Tad būtinai rašykite savo konsultantams ir dalyvaukite ir pirkite ir naudokite, nes tai yra ilgalaikė sveikata. Na, o tiems, kas norėtų tapti vakarėlio ambasadorimis, kas norėtų susikviesti savo draugų būrelį ir taip trumpai, gražiai, paprastai išgirsti apie šią sveikatinimo koncepciją, rašykite komentaruose žodelį ambasadorė. Ir tada mes su jumis susisieksime ir suorganizuosime tokį pat vakarėlį. Ir smagiausia bus tai, kad už tokio vakarėlio suorganizavimą, už tokio vakarėlio, kad jūs įkvėpsite savo moteris, jūs galite gauti produktus nuo kompanijos dovanų. Tai reiškia, kad kompanija gali jums apmokėti jūsų sveikatinimo, programas vien tik už tai, kad jūs dalinatės lygiai taip pačiai, kaip šiandieną dalinuosi aš. Tai
Kągi, ačiū labai už jūsų laiką, už dėmesį, kurį paskyrėte. Ir rašykite komentaruose, vis dar dabar rašykite loteriją. Kas žiūrėsite įrašą, rašykite įrašas loterija ir susitiksime mūsų čiate, drąsiai uždavinėkite klausimus ir tada mes perėsime į asmeninį bendravimą ir į susitikimus gyvai. Gražaus vakaro ir iki malonaus.